agurkai yra tas simbolis, kuris lydi tave jau 20 metų, sakyčiau, gal ir daugiau. Taip, bet vėl šnekam apie tą patį, kad žmogus žmogui nelygų ir agurkas agurkai nelygų. Šitie agurkai yra uždusinti. Žinot kodėl? Todėl, kad jie uždaryti, jie nekvepavo, jie mirė. Jie yra marinuoti. Tai visą laiką atsiminkit, kad marinuoti agurkai visada skiriasi nuo raugintų. Rauginti agurkai kvepuoja, jie yra bačkose ir juos ištraukia. Bet aš, tiesą pasakęs, nesu prisirišęs, vartoju ir marinuotus. Bet šiaip pagal esmę tai mes pirmenybę atiduodam raugintiem agurkam, nes jie yra gyvi. Nes šiaip agurkas kas yra? Ten nieko nėra, ten vanduo tik tai. O jeigu apšviesti jūs, tai agurkai yra lelijiniai augalai. Kai buvo šitas ledynmetis, paskui ledynmetis atitirpo ir agurkai augo visur. Ežeruose, upėse, lelijos. Ir jie buvo vandenį šitą. Vandens sumažėjo, agurkai išlipo į žemę ir tada žemė pradėjo kaupti tą vandenį. Jie ten nieko nėra, tik vanduo, kada nori gerti atsigeri. Ir žmonės yra gudrus, priskina lapus ir bent ten vyšnių visokių, žolyčių, prikrauna ir tas agurkas prisisiurbia energijos ir ten pradeda kunkuliuoti, kai užraugia jį. Ir tada agurkė atsiranda viskas, ko reikia. Faktiškai jūs galit visą gyvenimą valgyti vien tik tai raugintus agurkus ir turėsit viską. Visus mikroelementus, viskas. Bet priklauso, ką jūs dėsit į tuos agurkus šitą. Tada galit fantazuoti. Agurkų yra fantazija, atsiver, žolių daug yra. Kol dar nesprogo atominė. O dabar galim pereiti prie arbatos. Ir tiesiog trumpai... Trumpai gali neišeiti. Pasistengsim sutilpti į visą mums skirtą laiką ir trumpai tiesiog papasakočiau, kodėl mes čia susirinkom. Bet aš šiaip apie agurkus pašnekėjau, dėl to iš tikrųjų aš šnekėjau apie žmonės, ne apie agurkus raugintus. Tai mes Tai va dėl to ir pasakiau, kad jeigu jūsų niekas neužrauks, užsiraukite patys. Ir visi mikroelementai jūs būsit žiauriai vartojami. Jūs būsit nepakartojami su savo mikroelementais. Tai va. Šitą. O dėl trumpumo, gerai, aš pats trumpai, aš norėčiau padiktuoti žaidimo taisyklės, kurias man padiktavo ispanų rašytojas, siurrealistas, pirmasis Miguelis de Unamuno. Čia apie tą patį supratimą ir susišnekėjimą. Cituoju tiksliai, jisai pasakė: norint ką nors suprasti, reikia viską taip sumaišyti, kad nieko nebesuprastum. Ir va tada pradėsi suprasti. Čia šnekam apie bet kokį blaivumą, apie bet kokį, kad blaivaus proto žmonės niekada nepadarys didelių darbų. Tai dėl to apie tą patį sumaišymą, tai čia yra tokios taisyklės, kurias, aš manau, jos yra, Bet Benai, tu pažadėjai bent pirmas 10 minučių laikytis ir mano taisyklių, mes jau 2 savaitės tą dėl to dėrėjomės. Aš turiu čia tokį sąrašėlį klausimų ir mes čia neatsitiktinai susirinkom menų spaustuvės projekto prie arbatos rėmuose. Aišku, neatsitiktinai, nes... Gal dabar jau nebėk į agurkų ir šventųjų dvasių lankas iš karto. Tiesiog pats kaltas, tu suformulavai tą temą. Teatras kaip pasiruošimas mirčiai, aš suprantu. Tada prieš 2 savaitės buvo visai kitas laikas, visai kitos mintis sklandė ore ir mes apie tai aptarinėdami būsimo pokalbio temą tiesiog ją tokią pagavom tą mintį ir ją suformulavom. Tiesiog galvojom, kad bus svarbu pašnekėti apie teatrą. Šitas dalykas, ką tu pasakei, neprieštarauja, ką pasakė Miguelis de Unamuno. Taip. Jeigu tu priimsi tiesiogiai, kad žinai, kas yra agurkai, bet kokią temą priimsi, kas yra mašinos variklis, kas yra agurkai, kas yra žmogus, tai yra net neprieštarauja tam pasakymui, ką tu pasakė apie pasiruošimą mirti, bet
Bet gal vis tik tai tokia prielaida iškeliam, kad čia yra bent vienas žmogus, kuris atėjo būtent norėdamas išgirsti atsakymą į šitą klausimą. Tai aišku, kad jis Tai neišgirs. todėl aš noriu sužinoti, Benai. Žinai dėl ko? Aš noriu sužinoti. Pirmos 10 minučių. Žaidimo taisyklės. Sužinosi, iš kur tu sužinosi, ar jis nekurčias? Tai čia nebent belieka pasakyti. Sprendžiant iš reakcijų, kurčių čia nėra. Tai Atsakyk man į pirmą klausimą, o tada galėsi bendrauti su tuo tiesioginiu informacijos kanalu. Kodėl tiek daug mirties šiuolaikiniame Lietuvos teatre ir fizinės, ir dvasinės, ir kūrybinės? Tavo suformuluota tema. Tu norėjai apie tai pašnekėti. Ne, mano suformuluota tema, Pats kad kaltas. teatras kaip mirtis, bet ne kodėl tiek daug. Mano akimis žiūrint, jos yra per daug. Kiekybė nereiškia kokybė. Bet apie kurtumą tai čia nereiškia, kad žmogus kurčias iš tikrųjų. Čia taip pat kaip aš jau tada vakar minėjau tą vakarėlį, kad aš pats buvau, pavyzdžiui, aklas. Buvo taip, kad aš 3 kartus žiūrėjau tą, pasikartosiu tą filmą Zatoichi apie aklą, tą, kurį vaidina Takeshi Kitano. Ir visąlaik pasibaigė filmas, subtitrai pasibaigė. Kai žiūrėjau 4 kartą, kažkaip neišjungiau kompo. Praėjo subtitrai, tamsa ir tada sakinys. Neatsimenat? Žinai, nes, kaip sakiau, visi mistifikuoja, kad aklieji ten jaučia ir daugiau mato negu gyvėjai. Bet ten nieko panašaus. Ten buvo parašyta, ar tu aklas, ar ne aklas. Jeigu nežiūrėsi, nepamatysi. Tai lygiai taip pat ir su kurtumu, dėl to ir sakau, kad... O su mirtim kaip ten yra? Kaip pasakyti, jeigu labiausiai aš tai suvokiau, mirtis tarytum neturi lyties. Bet mes visi gyvenime tarytum ruošiamės paskutiniam šokiui. Paskutinis šokis bus, partneris bus mirtis. Aišku, galbūt vyram jinai bus moteriškas lyties, moterim bus vyriškas lyties. Ir kuo daugiau tu turėsi jėgos, tas šokis bus tuo ilgesnis. Jeigu tu turėsi labai daug jėgos, tas šokis gali tęstis labai ilgai. Bet tai bus pats nuostabiausias šokis tavo gyvenime. Bet jeigu neturėsi tu jėgos, mirtis tave ištaršys akimirksniu ir tu taip pat pavirsi į skutelius, kaip suplėšytas popieriaus lapas. Todėl tas pasiruošimas mirčiai, tai yra pasiruošimas paskutiniam nuostabiausiam šokiui, dėl kurio verta. Jeigu, tai tą paturiu paskaityti atidžiai Kastanedą, ta prasme, kada Don Juanas, mokytojas Don Juanas su Kastaneda stebėjo vieną benamį, kuris miršta ant suoliuko. Pats Kastaneda matė tik tai benamį. O Don Juanas matė, kaip tas benamis šoka savo paskutinį šokį su mirtim. Tai dėl to, kad pasiruošimas mirčiai tai nėra kažkoks taškas. Jis yra nesibaigiantis. Nes faktiškai šiaip paskutiniu metu visi vartoja žodžią, tobulas. Tobulas grožis. Kažkaip tobulumas yra kaip taškas. Kaip yra baigtinis dalykas. Ta prasme, mes esam netobuli, bet tame galbūt yra kažkoks kaifas. Ta prasme, kad jūs nekompleksuotumėt, iš tikrųjų patirtumėt didelį kaifą, kad jūs esat netobuli. Netobulume kaip tik yra, manau, kad tas šansas kaupti jėgą negu tobulumas.
Ką jūs manot, Sokratas buvo tobulas, arba Diogenas, Laozi, arba Kristus, arba Jonas Krikštytojas, arba Žana Dark? Kaip tik ten su tobulumu neturi jokio ryšio šitą. Galbūt tas paskutinis spektaklis, kur buvo Vabi Sabi, tai ir atitinka tą, ta prasme, jeigu jūs pasidomėsit, ta prasme, tai vis tiek yra tokia dalinimasis informacija. Gal aš kažko nežinau, jūs man pasakysit, arba aš pasakau tai, ko jūs nežinot. Čia niekas niekur nedingsta, ta prasme. Galiu įsiterpti. Aš jau tave perspėjau šiandien dieną, kai mes ruošiamės intensyviai šitam pokalbiui, kad greičiausiai taip ir bus ir kiek aš matau, taip ir yra. Iš tiesų, čia susirinko, bijau, kad čia susirinko žmonės, kurie tikrai nežino, kas yra Kastaneda, kurie tikrai neskaitė Kastanedos rinktinių raštų rusų kalba, taip kaip jūs tai darėte prieš 20-30 metų. Jie tikrai neskaitė tikriausiai. Bet yra išversta į lietuvių kalbą. Bet ar beverta šiais laikais šitiems jauniems, protingiams, talentingiams žmonėms, kurie nori suprasti, kas yra šiuolaikinis teatras ir kas tu esi šitam šiuolaikiniam teatre, skaityti kažkokias knygas, kurios tikriausiai buvo kurtos tam laikui ir aktualios jūsų kartai. Gerai, čia nuskambėjo žodis šiuolaikinis. Kas yra šiuolaikiniam teatre? Yra daug tikrų dalykų ir daug netikrų. Ir tai visą laiką buvo. Netikrumas yra su bandymu apgauti. Tarytum. Kodėlgi ne? O tikrumas yra, o kodėlgi aktorius negalėtų iš tikrųjų verkti scenai? Netikrumą galima apibūdinti vis tiek taip pat kaip išprotavimą. Išprotavimą, kad kaip kuo profesionaliau apgauti, bet vardan ko apgauti. Vis tiek visi vaikšto į teatrą, gerai ten. Ateini, užmoki pinigus, atsisėdi, bet vis tiek ateini tarytum tave, kad kažkaip, primityviai sakant, tave išprivartautų. Tu ateini pasiruošęs atsiduoti, užmokėjai pinigus ir tavęs nesujaudina. Ir tu išeini nusivylęs. Palauk, nemeluok. Vakar aš matau žmonės, bent jau dalį žmonių šitoje auditorijoje, yra tie, kurie grįžo čia, atėjo būtent čia su tavim susitikti po vakarykščio spektaklio Agugu, kurį mes pristatėm vakar kišeniniai saliai. Labai jauniems žmonėms, moksleiviams ir nemanau, kad gal jūs prisimenat tą įspūdį po vakarykščio spektaklio? Kas tai buvo vakar? Čia, aš manau, ašgi sakiau tau, čia būna panašus, jeigu jūs matėt Andrėjaus Tarkovskio filmą Veidrodis. Jeigu nematėt, bus proga pažiūrėti. Tai faktiškai čia yra dalinimasis informacija. Jeigu kažkas užstringa kažkoks žodis, ten Vabi Sabi, užsirašykit. Jeigu ten Sokratas, užsirašykit. Agugu, užsirašom. Jeigu, ne Agugu, bet apie Tarkovskio Veidrodį. Ten suskamba telefonas. Tai lygiai taip pat. Manau, galbūt bent kartą gyvenime jūs išgirsit garsą, kuris yra nepaaiškinamas. Arba suskambės telefonas, nors niekas nekalbės ir kažkas, arba suskambės skambutis į duris ir jūs stovėsite prie durų, iš karto atidarysite tas duris ir nieko nėra. Tai nebūna labai dažnai. Bet tai būna apie nepaaiškinimą. Ir nereikia tai aiškintis. Dėl to mes šnekam vėl apie pažinimą. Mes atėjom ne kažkokio proceso, kad šnekama tobulą. Mes netėjom susišnekėti. Kaifas yra... Turi būti kaifas šnekėtis apie tai. Galbūt visas pasaulis dėl to ir kariauja, kad nori susišnekėti. Tai yra iliuzija. Tai yra... Mes galime grįžti prie to pačio Kafkos, kuris pasakė, kad melas yra pasaulio tvarkos principas. Toks pat melas, kad mes norime susišnekėti. Tai yra absoliutus melas. Jis yra kiekvieną dieną laikraščiuose ir panašiai. Ir visi prie to pripranta. Reiškia, visi pripranta prie melą. Jis tampa normali būsena. Taip pat melas tampa normali būsena teatre, kada galima meluoti ir visi kaifuoja. Ir net moka pinigus. Tai yra
aš dar... Dėl to galima ilgai meluoti tam, kad ilgai gyventum. Nes jeigu tu gerai meluosi, tai tu ilgai gyvensi, bet jeigu tu nemeluosi, tu trumpai gyvensi. Galiu paklausti? Galbūt, jeigu pasiseka. Galiu? Gali. Negaliu pamiršti, vakarykščio spektaklius tikrai nepriminė nei melo fiestos, nei išprievartavimo akto. Tikrai, tai buvo stebuklas, tai buvo Beno Šarkos sukurta teatrinė šventė, banaliai pasakyta, bet vėlgi spektaklį mes pristatėm po tokioj rubrikoje kaip kitoks teatras, Beno Šarkos teatras. Ar tu nepavargai kurti kitokį teatrą ir būti kitokiu žmogum šitoj visuomeniai, šitam sociume? Palauk. Bet ką reiškia staiga? Ar tu sutinki su... Gerai, mes šnekam apie bet ką, ne tik apie mane. Neliesk čia mikrofoną. Ką reiškia pasakymą? Šiandien mes pasakymą? šnekam apie tave ir apie tavo kūriamą teatrą. Bet mes suprasim, tik tai lygindami su kažkuo. Kuo Jėzus Kristus skiriasi nuo Landsbergio arba... O kuo Benas Šarkas skiriasi nuo bet kurio kito Lietuvos teatro kūrėjo, nežinau, Oskaro Koršunovo? Gerai, teatro neliečiam, bet kad būtų... O kaip mes jo galim neliesti? Ko mes čia tada susirinkom? Oi, gal geriau neliečiam. Nes aš pasakysiu tai, ko... Tada pasakok apie agurkų rauginimo Ne, tada gerai, tu pasakai žodį ypatingas. Taip. Tai kuo skiriasi, pavyzdžiui, įsivaizduokit pasakytų, štai, vietoj mane sėdėtų kažkas, pavyzdžiui, moteris ir staiga pasakytų, čia sėdėtų vyras, o čia moteris apsikeistų. Staiga vyras pasako, gerbėmieji, čia sėdi ypatinga moteris. Ir staiga sėdinčios kitos moterys pagalvotų, palauk, o kuo jinai yra ypatingesnė už mus? Tai tu... Čia taip pat apie patį pažinimą. Jeigu tu nori pažinti žmogų, tu turi jį išvesti iš pusiausvyros, kad tu jį turėtum pamatyti apsisnargliavusi, verkianti taip, kad niekas net negalėtų sustabdyti. Tu jį manėtum turėti apsitriedusi iš susijaudinimo ar skausmo, ta prasme. Tu jį turėtum matyti žvengianti taip, kad jam yra nesvarbu, ar matosi jo išpuvę dantis. Ar panašiai. Tu turi pamatyti žmogų visokį. Aišku, jūs galbūt to nepamatysit, galbūt tai gali pamatyti vienintelis pats artimiausias žmogus, kada tu prieš jį nekompleksuoji. Bet... Ką reiškia pažinti? Aš nekalbu apie patį pažinimą kaip destrukciją. Tačiau vieniems tai yra, kas ir taip akivaizdu yra, kad šiais laikais ir tai labai senai prasidėjo, faktiškai nežinau. Aišku, tai 1000 metų, bet kas yra 1000 metų prieš milijonus, tai yra niekas. Kada protas nori pažinti, kaip suvalgyti obuolį lieka graužtukas, taip pat kaip įsileisk žmogų į savo vidų, jis ten suniokos viską. Jeigu norite išlaikyti savo šventą vienatvę, tai ten nieko neįsileiskit. Arba bet ko neįsileiskit. O bet ko neįsileidimas tai yra mokėjimas laukti. Nemokėsit laukti, tai pražūsite. Jūs ateis kas nors ir sunaikins, jeigu jūs neturėsite jėgos. Ta prasme, jėgos reikia ne tik prieš tą mergaitę arba tą berniuką, kur šoksi paskutinį šokį, bet ir realiai gyvenime. Tai va, apie tą pažinimą. Mes esam nepažinus, bet tame ir yra nuostabumas, kad mes esam nepažinus. Ir dar kartą kartuoju, kad yra kaifas šnekėtis, dėl to ir šnekamės. Jūs galite klausti absoliučiai visko. Nes sakau, va, tas, kuris berniukas, aš jo nepažįstu. Bet mes tik tai šiaip... Ne, kur knygą paėmė? Jis norėjo mane išprovokuoti, sako, aš paklausiu klausimą apie narkotikus, ar tu vartoji. Tai aš narkotikų nevartojau, tik tai ten žolė, bet ir grybai buvo. Jokių LSD, jokių kokaino, opijos ir panašiai nieko. Bet lygiai taip pat aš jam pasakiau klausimą. Tu galėtum jį užduoti Kortasarui, kuris parašė Žaidžiame klases. Ar tu iš tikrųjų dulkinaisi su bomže po tiltu? Aš nežinau, ką tau Kortasaras atsakytų, bet tada tu pasiskaityk knygą Žaidžiame klases. Kortasaras nebijojo parašyti, kad jisai dulkinosi su bomže, purvina bomže, prisigėjęs vyno. Jis kaip pasidulkino, paskui ryte jį supakavo policija ir deportavo atgal į Argentiną. Bet kažkas, reiškia, buvo prieš tai ir,
Aš manau, kad žaidžiame klases karts nuo karto išleidžia ir išleidžia. Kam išleidžia? Tam, kad jūs atrastumėt naują leidimą, nes senas gali būti dingęs iš, čia vardan jūsų. Jeigu jūs ieškosit, jūs atrasite. Jūs būkit pasiruošę bet kam. Čia apie tą patį aklumą, kurtumą ir O kitas tas pasiruošimas lygiai taip pat yra, žinot, su kuo susijęs? Su Freudu. Aš pavyzdžiui, ten visi apie Freudą šneka, apie ten Edipo kompleksus ten ir panašiai. Aš pavyzdžiui, atsimenu vienintelį sakinį iš Freudo, man, kuris buvo pats neaiškiausias ir paslaptingiausias ir labai netikėtai atrastas. Kad viskas tvyro virš mūsų kažkur. Aš nežinau kur. Kažkokia energija. Nežinau kokia energija. Mirusiųjų pasaulio energija. Viršuje. Ir neaišku, iš kada iš kažkur tai pliuptelės šitą čia, į žemę. Ir tu turi būti pasiruošęs tai gauti. Jeigu tu nebūsi pasiruošęs, tu negausi. Arba tu įsivaizduosi, kad tu esi pasiruošęs ir staiga kokiai nors akimirkai, užtenka trumpai akimirkai, staiga tas pasiruošimas išblės, tu užmirši ir staiga tuo metu pliuptelės ir tu nieko negausi. Gal tai vyks vienintelį kartą per visą gyvenimą. Ir va tą akimirką tu nebuvai pasiruošęs ir nepriėmei. Visą tai praėjo. Gal tai vyksta vienintelį kartą. Tai vat, čia taip pat kaip yra, kaip sukaupti jėgą. Kaip agurkai rauginti sukaupia jėgą. Čia vis tiek visame kame išliks paslaptis. Tu prie tos paslapties bandysi švelniai pirštų pagalvėlėm, ne taip kaip protu ten iš karto. Kas ten? Visas mokslas yra destruktyvus. Faktiškai, kas ten yra atomai. Gerai, mes ten išanalizavom, paskui elektrinės sprogs ir panašiai. Čia yra vien dėl to, pavyzdžiui, telefonas, kompiuteris, televizorius atsirado vien dėl to, kad žmogus kažką praranda, galvodamas, kad jis kažką atranda. Jeigu žmogus atrado telefoną, kad jis gali susišnekėti su artimu žmogumi, jis prarado kitą jutimą. Kitas jutimas būdavo, kad mama, pavyzdžiui, numesga savo rankomis sūnui, kuris eina ten į karą, megztinį iš Vilnos, pati nuskuta, nukerpa avį, ten suverpia siūlus ir jinai prikrauna ten tiek apsaugos ir tiek energetikos. Ir kol sūnus nešioja tą megztinį, niekas jo neima. Galbūt tas megztinis yra kartu ir tas telefonas, kad jai nereikia skambinti. Tas sūnus išėjo į rekrūtus 25 metam ir jai nereikia skambinti tam sūnui, jinai jaučia, kas su juo yra. Jeigu tas sūnus sužeidė, jinai per visą tą kodą, kurį užkodavo, jinai jaučia tai. Tai yra atsitikimai Basanavičiaus, bet konkrečiai užrašyta iš Vėlių ir Velnių gyvenimo, kada ten kiekvienam kaime buvo dvasregis. Apie paskutinius bandė rašyti Beresnevičius, irgi galit pasiskaityti. Neatsimenu kokie metai, gal prieš 3-4 metus prieš Beresnevičiaus mirtį ėjo toksai ciklas 4 puslapių ekstremalios būsenos baltų tradicijai. Savotiškas paštininkas. Paštininkas laike. Ir staiga pas tą žmogų ateidavo žmonės, tarytum laiškus rašyti. Mano sūnus yra už 1000 kilometrų tenai, tarnauja caro armijai ten Sibire. 25 metam. Ta prasme, įsivaizduokit, jaunas žmogus, 20 kelių metų išėjo 25 metam į nežinę už maistą kariauti, už kažką, absoliučiai neaišku už ką. Ir jinai staiga paklausė, kaip mano ten sūnus gyvenas, kaip jam ten sekasi. Ir staiga jinai krinta į kažkokią būseną, neaišku kokią. Jinai gali tasytis, jinai gali gulėti nejudėdama, gali gulėti 3 paras. Staiga atsikelia ir pasako, taip ir taip, tavo sūnus sveikas ir panašiai. Bet va tavo sūnus, kitai sako, tavo sūnus sužeistas, sunkiai serga, dabar jis ligoninėje. Ir taip panašiai būdavo, staiga ten po poros metų grįžta vienas sūnus, sužeistas, ta prasme, jam amputavo koją, jis netinka.
armiją ir staiga jis paliudija tai, ką pasakė ta moteris. Taip, tikrai, tavo sūnus buvo sužeistas ir ta moteris tada supranta, kad teisybę sakė. Tai dėl to sakau, kad visas tai, mes kažką esam praradę. Bet mes turime šansų visą tai atrasti. Mes turim šansų atrasti, nes viskas yra kartu, visa išmintis. Jūs galite pradėti keliauti laiku. Jūs galvojat, be reikalo, ten Vachovskiai kūrė Matricą, ten irgi lygiai taip pat užkoduota. Jūs galėt pasižiūrėti filmą ir gali būti jums viskas aišku. Jeigu jūs nesate akli. Ir tada... Benai, tau netrodo, kad truputėlį šitame etape jau kaip Mozė užlipai ant kalno ir pradėjai byloti savo tiesas ir savo istorijas. Reiktų pripažinti, kad tu truputėlį blefuoji. Tas jaunas berniukas 24 metų menininkas yra, tarkim, toj pačioj situacijoj kaip tu, tas jaunas 24 metų bičiukas sukūrė savo pirmąjį spektaklį Kukučio baladės. Gal tiesiog paliekam istorijas kitam vakarui, o pabandom prisiminti gal 1988-uosius? Ne, tai aš... Ar tiesiog tu per šitas istorijas bėgdamas nuo pradžios, nuo to, ko aš tavęs prašiau papasakoti šitiems jauniems žmonėms, apie pradžią, apie tai, kaip prasidėjo Gliukų teatras, apie tai, kaip prasidėjo tavo kūrybinis kelias? Nes gal tu duodi blogą pamoką žmogui, kuris irgi po 30 metų atsisės prieš jaunų žmonių auditoriją ir pradės byloti legendomis. Pasišnekam kaip paprasti žmonės. Nuo ko viskas prasidėjo? Nuo ko prasidėjo Gliukų teatras? Staiga susitinka du pensininkai, moteris ir vyras. Kaip pensininkai, tokie geri jau, 78 metų. Jūs galvojat, ten karštos meilės negali būti tarp 78 metų žmonių? Gali būti aistringi. O kam jiems galvoti dabar apie tuos 70 aš dar nepasakiau. Aš galiu pasakyti, kad jūs neprisiriškite, jūs galvojat, kad jūs tik tai esate aistringi, kai jums buvo 16 ar 20 ten hormonų audros. Taisyklių tame nėra ir staiga susitinka 78 metų, O koks buvai tu, tas jaunas bičas, sukūrė savo pirmą spektaklį? Toks pat kaip 78 metų senukas, kuris ateina ir susitiko tą, neaišku, koks senukas. Algis Mickūnas, ką senukas? Man atrodo, jis jaunesnis už jumis yra. Jis gertų su jumis, jūs nusmigtumėte, jūs toliau... Jeigu norite įsitikinti, paskaitykit Sumą erotiką jo. Jis yra jaunesnis už jūs. Jis neturi metų. Aš neku apie tai. Ir staiga tas senukas senutį pasakė. Ir štai mes vėl jauni. Ir tu mergaitė 35 ir aš berniukas 36. Nors jiem po 78. Laiko nėra, įsivaizduokit. Lygiai taip pat laiko nėra ir mirties nėra. Nusipirkit Julio Cortázaro apsakymus, žaidimas baigtas ir ten yra apsakymas geltona gėlė, kad mirties nėra. Benai, pažadu, padarysim 10 svarbiausių tavo gyvenimo knygų sąrašėlį ir įdėsim šalia šito pokalbio. Ne knygos esmė, kas rašė jas. Mes padarysim sąrašą. Jie yra visi mirusieji, bet lygiai taip pat aš galiu pasakyti, kad man mirusieji daugiau padeda gyventi negu gyvieji. Dėl to, kaip pasakyti, išnyksta mirties kategorija, kad mirties nėra. Tai apie tai šnekėjo ir Cortázaras, ir Tarkovskis lygiai taip pat gyvas, ir Lao Tzu gyvas, ir Žana dar gyva, ir Jonas Krikštytojas gyvas. Mes esame nemirtingi, bet mirtis yra lygiai taip pat netobulumas. Tai nėra baigtinė sąvoka kaip tobulas. Dėl to, kad mirties nėra ir senose kultūrose, aišku, ne tik Basbaltos, būdavo malda, kad ne tai, kad numiršti, tu miršti daug kartų. Yra baisiausia numirti, ne dabar, kai jūs esate gyvas, bet numirti po mirties. Aš nežinau kaip, aišku, jeigu jūs norėsite, jūs pradėsit keliauti ir pradėti žiūrėti, ką senose kultūros apie tai rašė. Koks yra svarbumas, ne dabar numirti, palikti savo gyvą pavydalą, kūną, bet numirti antrą kartą, jau po mirties. Kada jau, aš sakau, ne aš vienas tai sakau, mirtis, gerai, mirti įmam tik kaip
Mes mirštam kiekvieną, nu. Dėl to pasiruošimas mirčiai, tai yra Kažkaip tu man... pasiruošimas mirčiai reiškia gyventi ir kvėpuoti. Taip? Taip. Jeigu tu nesiruoši mirčiai, tai reiškia, tu ir nekvėpuoji. Kiek yra žmonių, kaip gyveni, sako? Aš sakau, dūstu. Ką tai reiškia? Nu, tai yra toks pat iš pokalbis, nu, dūstu. Nu. Neprisirišti prie žodžių, pavyzdžiui. Aš galiu pasakyti patį banaliausią, pavyzdžiui, jisai žinote, nu, šiaip dažniausiai gaidys gaina vištas, taip? Būna dažniausiai ima vieną gaidį ir 10 vištų, nes jeigu bus daugiau gaičių, tos vištas užkankins, ta prasme, čia jos bus nupešiotos ir panašiai. O žinot, kada vištos gaudo gaidį? Aš irgi nežinojau, kol neatsitiko su manim. Einu aš savo naktį, sėdi 10 bičių, ten geria ir rėkia. Ei, gaidi, ateik čia. Aš sakau, sveikos vištos. Ir tada tos vištos pradėjo mane vytis. Kol tai neatsitiko, aš tai nesužinojau. Ar tu ilgai dar čia kaip kukutis mums bylosi savo tiesas? Aš visiškai pritariu Vaidui. Tu esi tavo kiekvienas personažas yra archetipinis kaimietis pasimetęs mieste. Ir ta visa istorija apie vištas ir gaidį, bijau, kad yra atėjus iš tavo gilios vaikystės, iš to laiko praleisto. Tai atsitiko Vilniuje. Juokauja. Šiais moderniais laikais. Prie blizgančio kabako. Bet vaikystė tai tavo prabėgo gūdžiam Lietuvos kaime. Taip. Kaip ten bebūtų. Bet svarbiausia, aš būdamas vaikystėj, tam kaime, absoliučiai nežinojau, kada vištos vejasi gaidį. Kodėl? Kaip aš, dėl to, kad tai... Ką tu tuo metu režisavai pasaulį? Todėl, kad aš nei kart nemačiau. Aš nemačiau. Tai kokiam tu kaime augai? Vištos gaina tu gaidį. Ar kas nors matėt? Kad 10 vištų gaudytų gaidį. Tai man reikėjo pragyventi tiek metų, kad staiga Vilniuje naktį, aš einu prisigėręs ir staiga 10 girtų vištų gaudo mane. Ar Salantų miestelėje jau kabo kokia nors varinė lentelė? Čia gyveno Benas Šarka. Čia gimė ir augo Benas Šarka. Kokie skirtingi dalykai. Tai yra, Salantai tai mano senelis gyveno, o Švėkšna tai, o mano močiutė. Tai kas svarbiau, ar močiutė, ar senelis? Čia tu atsakyk. Mane labiau traukia prie Švėkšnos, nes ten yra raudona spalva, nes ten daug viskas iš molio plytų. O šiaip turiu jums pranešti, kad, pavyzdžiui, pirmas lietuviškas filmas, kuris vadinasi Kalakutai, buvo padarytas Švėkšnoj. Jūs, gerbėmieji lietuviai, matėt patį pirmąjį lietuvišką filmą? Nu tai va, pasižiūrėkit, atraskit, jeigu pavyksit. O Švėkšna yra tikrai unikalus miestelis, nepasakosiu, kad, Bet tu netoli nuvažiavai nuo Švėkšnos, Salantai, Klaipėda visai šalia. Kodėl nenorėjai studijuoti teatro meno Vilniuje? Kodėl pasilikai, kaip jinai ten tada vadinosi, Vilniaus valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultete ir ten nusėdai, ten bohema buvo smagi, ar kas ten tokio traukė Beną Šarką jaunąjį? Jau ką, manęs aš stojau, Vaitkus nepriėmė. Tai gal ir ne vieną kartą bandėjai? Ne, dėl to, kad aš neišmokau pasakyti šios. Tai Klaipėda tapo tuo atsarginiu variantu? Nu, kaip pasakyti, prie jūros geriau. Kodėl? Koks skirtumas, kokia mokykla, kaip geriau? Ne, kodėl? Manau, tai yra autoritetas, mokytojas, kuris tave veda 4 metus už rankos į tam tikro iš taško A į tašką B. Tai koks skirtumas? Vaitkus. Tuo metu buvo... Iš kur aš žinau, ko tie autoritetai? Turėjai galimybę studijuoti su kuo? Tas pats kursas, kur ten Koršunovas mokėsi. O su kuo, su kokiu būriu žmonių tu bendravai Klaipėdoj studijuodamas? Kas vyko tuomet? Čia yra tokia pati loterija, kad ten stoja, ten 100 priima 10. Ten reikia sublizgėti. Kai nenori sublizgėti, tai ir...
Čia vėl apie tą patį pažinimą, ką tu pažinsi. Nu. Nu ką ten tu susirankiai, surinkai tam? Aš galiu lygiai taip pat pasakyti, kad Koršunovas lygiai taip pat stojo, jo Tumolevičiūtė nepriėmė. Ir jis pabijojo, kad antrą kartą jo Vaitkus nepriims, jis tada susipažino su Vaitkum. Nuvažiavo pas jį į kaimą, ten pradėjo šnekėti, va, žinai. O vdruk jis suabejojo, kad jis tuo metu vėl nesublizgės ir jam, žinai, bus Tai abloma. gal tau reikėjo tą patį mechanizmą pritaikyti? Nu, tai jie visi turi šansus pritaikyti visų kitų mechanizmus. Taigi, informacija dabar yra internete, ką nori gali sužinoti. Nu. O gliukų teatro mintis kilo dar studijuojant, ar... Ne, tas keistas žodis gliukai, iš tikrųjų man jis nėra nei artimas, nei neartimas. Jis tik jį davė patys žiūrovai, nes mes... Čia tavo naujadaras? Ne mano naujadaras, žiūrovų. Nes mes ten 5 metus turėjom namą, kuris vadinasi Gliuknami, o kodėl jie vadino Gliuknami, tai neaišku kodėl. Todėl, kad jiem tam name daug kas matydavosi, supranti. Tai ką veikia, nu, mes ten buvom, namas buvo be pavadinimo. Ir kai mes ten pradėjom, nu, išgravėm, vat, gerai, šita patalpa būtų padalinta į 2 kambarius. Tai vat mes išgravėm sieną ir vat tokio dydžio mes pasidarėm teatro salę. Taip. Patys savo rankutėm? Nu taip. Nu tie laikai buvo, kada dar verslas nesiveržė į apleistus pastatus. Nu, ir ramiai savo buvom ten. O ten be to buvo dar 7 kambariai. Ir ten atvažiuodavo Vilniečiai, vat, kiti pasilikdavo miegoti ir jie pamiegojo pradėdavo pasakoti, o kas čia pas jų per katinai šitą, visą naktį neleido miegoti, sakau, nėra čia jokių katinų. Tai tęsiasi kelis metus ir visiems tai yra gliukai, nu žinai, nu gliuknami, ir tai tapo gliuknamis, nu. Tai, nu. O kaip tuo metu gimdavo spektakliai, gaudavot kažkokią finansinę paramą, tiesiog iš čia pat surinktų daiktų? Nu kaip, tais laikais buvo lengviau pagyventi. Honoraro nieks neprašydavo. Nu ne, nu koks honoraras, tai vis tiek yra tokia nerašyta taisyklė, tu ateini svečius atsineši, nu, taigi visi... Tai kas buvo, namų teatras toks? Kaip namų, nu, tai toks pat namų, 50 žiūrovų, tai ką, čia vis tiek užtenka. Tai lygiai taip pat, kas čia būtų, Vilniuje kiek yra gyventojų, ateitų čia bent 1000, nu kas čia būtų, katastrofa. O ką reiškia 1000 su 600 tūkstančių? O tai ko neliko tam Gliuknamie, kodėl norėjosi išsiveržti už sienos? Laisvė atėjo, kai atėjo laisvė, tada ir verslas atėjo. Ir tada nusprendė, kad laikas paimti Europą. Prasidėjo didžiosios Beno kelionės su spektakliais po tarptautinius festivalius, Vokietija. Nieko panašaus. Mes persikraustėm į kitą erdvę, nu. Mes persikraustėm Klaipėdai tokie, jeigu jūs buvot yra keltas, anksčiau buvo, kur tokie 2 raudoni sandėliai, niekam nereikalingi, ir ten keltas buvo. Tai vat mes gavom 5 metam tokį sandėlį. Aišku, sandėlių, bet esmei teatras vis tiek tai buvo, tam reikia turėti, nu, žvėriškos sveikatos. Nu. Tai, kad visi galvoja, stojant į aktorinį, reikia tam kažkoks keistas, esi, nu, ten psichiškai nestabilus ir panašiai. Tam reikia kaip tik sveikatos. Mes gavom tą sandėlį pavasarį, o pasirodo yra Danės upė, už 10 metrų tas sandėlys, tai ten pavasarį neįmanoma būti. Valandą laiko pabūni, tai gelia sąnarius, nes visa drėgmė eina per betoną, žinai, ir ten pabūni, nu, žinai. Tai iš tikrųjų užsiminėti kažkokiu teatru, nevalstybiniu, tai reikia, manau, sveikatos daugiau, nes ten viskas gerai, šilta, kulisai, šviesos, aptarnaujantis personalas, tu gali daryti, ką nori. Nu.